Hello! Ir taigi, čia sveikinusiu su jumis aš, Letina, ir šiandien iki kalėdų liko su šiandieną... Pala. Šiandien yra 25. O tai reiškia, kad šiandien kalėdos. Ir, pavyzdžiui, man kažkaip net nesitikė, kad šiandien kalėdos. Ir taip pat sveikinu jūs su šventom kalėdom. Ir iš tikrųjų aš mačiau labai daug kas kelia savo kalėdų dovanas ir aš neatsiliksiu ir taip pat norėčiau pasidalinti, ką gavau. Ir vėliau taip pat bus trumpas filmukas prie kalėdų eglutės Vilniuje prie katedros. Jo. Tai dabar pažiūrėkime, ką aš gavau per kalėdas. Tai pirma, ką aš gavau, tai būtų toksai pastatomas 2017 metų kalendorius ir jo, čia jis yra iš 2 pusių, vėliau čia verčiasi ir ten taip toliau. Tai jo. Toliau gavau štai tokį MP3 grotuvą. Čia mano telefonas. Jo, tokį MP3 grotuvą ir prie jo dar buvo tokios ausinės. Jo, ir dar jo pakrovėjas. Tai va. Toliau gavau karštų klijų pistoletą tokį, žalią. Jo, aš šiaip turiu karštų klijų pistoletą štai tokį, bet jis jau pradėjo gesti, nes jam apie 2 metai, tai ir man tiesiog reikėjo naujo, tai štai gavau. Ir prie jo taip pat dar buvo tokios spalvotos karštų klijų lazdelės. Gavau tokias kaip ir spalvinimo knygutės, bet čianais, kai žinot, būna tokie labai maži ir labai smulkus visokie dalykai spalvinti, tai vat, tai tokias 4 gavau, tai būtų tokia ir tokia. Atsiprašau už techninius nesklandumus. Ir štai tokia. Ir aš čia jau pradėjau spalvinti, nes jo, ryte viską gavau, tai... Tada dar gavau flomasterių ir jo, čia yra 36 spalvos. Tada dar štai tokią užrašų knygutę. Štai. Ir taip pat dar tokį labai didelį daiktą, tai yra štai tokia piešimo knyga. Tai čianais yra surašyta visokie ten, kaip galima išmokti piešti, sakykim taip. Ir čia yra tokiams, kuom galima piešti, čia dažniausiai. Ir čia vat yra visokie, jo, kaip panašiai ir jo. Tai va, čia kaip, tarkim, ten portretą ir panašiai. Tai va. Ir dabar, dovanas aš aišku gavau ryte. Ir apie 7 mes išvažiavome į, tiesiog prie katedros pasižiūrėti eglutės ir dar taip pat kalėdinės ten pasakos ant katedros. Ir aš jau aišku grįžusi, dabar aišku yra be 20:11 ir aš filmuoju video. Wow. Tai pasižiūrėkim, ką aš nufilmavau būdama prie katedros.
Tikiuosi patiko šitas video ir nepamirškite paspausti laiko, jeigu jums patiko, aišku. Tai jo, ir nepamirškite pakomentuoti komentaruose, ką jūs gavote dovanų kalėdoms ir taip pat, jeigu buvote kažkur išvažiavę, tai parašykite kur. Taip pat dar noriu pasakyti tokią informaciją, kad aš šitas kalėdinės serijas, visas ten iki kalėdų liko, ten tas serijas kėliau 10 dienų, tai ten 10 dienų, tai yra daugiau negu savaitę, tai aš norėčiau atsipūsti truputį nuo video filmavimo ir aš savaitę nekelsiu video. Tai jo, tai norėjau tiesiog, kad žinotumėt, kad neklausinėtų. Tai va. Na, tai aš baigsiu šitą video, su jumis buvau aš Letina ir jo, susitiksime po savaitės ir linksmų, artėjančių, toliau švenčių. Čiau, mano mylimi triušiukai, bye!